Viktoro Franklio gėlių derlius. Viktoro Franklio gėlių derlius – tai dėmesingo įsisąmoninimo meno terapija, kuri remiasi Viktoro Franklio egzistencinėmis idėjomis ir derina jas su terapinė gamtos ir jutiminio suvokimo nauda. Šis metodas skatina asmenis bendrauti su juos supančia aplinka, ypač vaikščiojant ir skinant gėles, tyrinėti ir apdoroti savo emocijas gamtoje. Pirmasis žingsnis. Raskite natūralią aplinką, pavyzdžiui, sodą, parką ar pievą. Tai gali būti net jūsų kambarys prie lango. Pradėkite stovėdami ramiai ir būdami ant žemės. Pajuskite žemę po kojomis ir stebėkite aplinkinius garsus, kvapus ir spalvas. Pradėkite vaikščioti patogiu tempu. Atkreipkite dėmesį į kiekvieną žingsnį, jausdami žemę po savimi. Atleiskite bet kokius trukdžius ir susitelkite į ritmingą ėjimo judesį. Eidami, galvokite apie Viktoro Franklio mintį, kad kiekviename žingsnyje reikia atrasti prasmę ir būti kelionėje. Antrasis žingsnis. Prieikite prie gėlės ar augalo, kuris patraukia jūsų dėmesį. Prieš skindami, apžiūrėkite jo spalvą, tekstūrą ir kvapą. Pagalvokite apie gėlės simboliką ir tai, kaip jis siejasi su jūsų emocijomis. Skindami kiekvieną gėlę apmąstykite, kokias emocijas ji jums kelia. Ar tai džiaugsmo, atsparumo ar ramybės simbolis? Akimirką pasėdėkite arba pastovėkite prie nuskintų gėlių. Apmąstykite, kokią reikšmę ir tikslą jos jums turi dabartinių emocijų kontekste. Prisiminkite Viktoro Franklio filosofiją. Rasti prasmę patirtyje, užmegzti ryšį su dabartimi ir išnaudoti augimo galimybės. Apmąstymai, gairės. Padėkokite už patirtį, gamtinę aplinką ir išgyventas emocijas. Pripažinkite dabarties akimirkos grožį. Užbaigdami užsiėmimą, sudėliokite surinktas gėles taip, kaip jums atrodo prasminga, simbolizuojant kelionės grožį ir tikslą.